kad regitroje išlaikytumėm egzaminą. Kai artėsit prie žiedinės sankryžos, egzaminatorius sakys, pasirinkite pirmą išvažiavimą, antrą, trečią, ketvirtą ir panašiai. Tai kuris dabar tas išvažiavimas yra pirmas, o kuris yra tas antras? Na, įsivaizduokim, čia atvažiuojat, tai pirmas išvažiavimas čia, antras išvažiavimas čia, trečias išvažiavimas, ketvirtas išvažiavimas čia, o penktas, pavyzdžiui, šitoj sankryžoje išvažiavimas yra apsisukimas ratu ir grįžimas atgal. Kai važiuojat žiedinę sankryžą ir jeigu pamiršot, kur reikia važiuoti, egzaminatorius galit paklausti, ar jūs turėjote omeny, kad čia turėčiau išvažiuoti. Egzaminatorius turėtų jums patikslinti išvažiavimo vietą, nes įvažiavus į žiedinę sankryžą tikrai galima susipainioti, kurį išvažiavimą pasirinkti. Dabar iš kokios juostos reikia išvažiuoti į žiedinės sankryžos? Iš tokios, kokios leidžia ženklai ar ir kelio horizontalus ženklinimas. Na, kaip pavyzdėlis. Pavyzdžiui, čia matom, kad iš pirmos juostos išvažiuoti į žiedinės sankryžos galima ir iš pirmos juostos galima tęsti kelionę toliau, pirmąją juostą. O antrąją juostą galima tik toliau važiuoti žiedinę sankryžą, bet iš antros juostos išvažiuoti žiedinės sankryžos negalima. Na, planuojant išvažiavimą iš žiedinės sankryžos posūkį į dešinę reikėtų pradėti rodyti iš anksto. Tai reiškia, va taip artėjat ir čia va tie automobiliai, kurie yra, jau jie visi turėtų matyti iš anksto, kad jūs planuojat sekančiam išvažiavimui išvažiuoti žiedinės sankryžos. Tai dažniausiai būna toks va žolynas arba skiriamoji juosta, tai ties jie jau reikėtų pradėti rodyti. Šiek tiek pravažiavus jau būtų per vėlų pradėti rodyti posūkį į dešinę. Tai va čia pradedat rodyti posūkį į dešinę, informuojat šitos eismo dalyvius, kad išvažinėjat, matot, kad iš kokios juostos galima išvažiuoti, iš pirmos galima, jūs esat pirmoji juostoj ir iš pirmos juostos išvažiuojat ten. Tai išvažiuodami į žiedinės sankryžos į dešinę, kurią eismo juostą pasirinksit. Na, jeigu norit nesuklysti, visada pasirinkit iš dešiniausios į dešiniausią ir tikrai bus gerai. Na, o artėdami prie žiedinės sankryžos turit jau pasirinkti tinkamą eismo juostą, kad įvažiuoti žiedinę sankryžą. Tai kaip čia pavyzdėlis, pavyzdžiui, jeigu jums egzaminatorius nurodė, kad reikės pasirinkti, pavyzdžiui, antrą išvažiavimą, tai kuri juosta jums tinka? Pirma juosta tinka ir antra. O kokią juostą mes renkamės, kol mokinukas? Na, kuo dešinesnė, jeigu leidžia galimybės, ne? Tai šiuo atveju pasirinksim pirmą juostą įvažiavimui į žiedinę sankryžą. O jeigu būtų sakę, kad važiuosim trečią arba ketvirtą išvažiavimą, tai vadinasi, tada privalom pasirinkti jau antrą eismo juostą, nes tik iš tų juostų bus galimybė nuvažiuoti ten, kur mums reikia. Tai jeigu trečią arba ketvirtą kaip čia, tai rinksimės tada antrą eismo juostą įvažiavimui į žiedinę sankryžą. Na, o jeigu važiuosim į dešinę, tai matom, kad tikrai pasirinksim tik pirmą eismo juostą ir pasuksim į pirmą išvažiavimą. Ar reikia rodyti posūkio signalus įvažiuojant į žiedinę sankryžą? Taisyklės nurodo, kad įvažiuojant į žiedinę sankryžą posūkių signalų rodyti nereikia. Reikia rodyti posūkio signalus tik išvažiuojant iš žiedinės sankryžą. Bet kai mes sukam į dešinę į pirmą išvažiavimą, mes pradedam rodyti posūkio signalą jau prieš įvažiuodami į žiedinę sankryžą, nes tik įvažiavę mes iš karto pradėsim iš žiedinės sankryžos išvažinėti. Tai kad būtų pakankamas laikas iš anksto parodyti, o plus dar, pavyzdžiui, automobiliai važiuojantis antrąją juostą ir ketinantis išvažiuoti tą patį išvažiavimą, kur ir mes norim išvažiuoti, kaip šitoj situacijai, čia leidžia išvažiuoti žiedinės sankryžos pirmą juostą ir antrą juostą. Tai va tie automobiliai, kurie išvažinėja iš antros į antrą žiedinėje sankryžoje, kad jie matytų, kad jūs neketina ten tiesiai važiuoti ir čia jiems pavojaus nekeliat, tai tas posūkio rodymas toks šiek tiek padeda ir antrąją juostą važiuojantiems automobiliams, sukantiems iš antros į antrą juostą. Tai todėl įprastai egzaminė mes rodom posūkio signalą, tol kol išvažiuojam į žiedinės sankryžos ir kol pradedam važiuoti tiesiai. Rodom posūkį į dešinę. Na tai dabar aptarėm važiavimą į dešinę, tai jeigu dabar važiuojam tiesiai, tai atvažiuojam ir dabar kurią eismo juostą pasirinksim norėdami važiuoti tiesiai. Na mes tiksliai matom, kur nurodo mums važiuoti, tai važiuosim čia iš pirmos. Galima sakyti pirmą, bet atrodo lyg tai antrą, bet čia yra papildomai punktyras nurodantis, tai toje vietoje jau pagal punktyrą grįžtai ir važiuojat. Ar įvažiuodami į žiedinę sankryžą privalom duoti kelią? Kodėl mes duodam kelią įvažiuodami į žiedinę sankryžą? Nes mes esam šalutiniam kelyje. O kodėl mes esam šalutiniam kelyje įvažiuodami į žiedinę sankryžą? Nes prieš sankryžą pas mus įprastai yra eismo ratų ženklas ir yra ženklas duoti kelią. Todėl mes laikom, kad eismas rate žiedinė sankryža yra pagrindinis kelias, o įvažiuojant į žiedinę sankryžą yra šalutinis kelias. Bet nesusiklaidinkit, yra sankryžų, kuriuose, pavyzdžiui, ir važiuojant, jūs turite pirmumą. Kaip pavyzdžiui, Kaune esanti sankryža, žiedinė sankryža, štai čia tokia didelė žiedinė sankryža. Na ir matom, artėdami prie žiedinės sankryžos, matom ženklą eismas ratu ir matom ženklą
pagrindinis kelias. Tai vadinasi, mes įvažiuodami į šitą žiedinę sankryžą turime pirmumą prieš jau žiedinę sankryžą važiuojančias transporto priemonės. Vat matom, kiek automobilių daug sustoja, praleisti įvažiuojančių transporto priemonių. Ir čia netgi matom horizontalų į kelių ženklinimą, kuris vat ir nurodo, kad tie, kurie važiuoja ratu, turi sustoti ir kur turi sustoti ir leisti įvažiuoti žiedinę sankryžą pirmiems. Na, o dabar grįžtam prie Vilniaus ir mūsų minėtos žiedinės sankryžos, Vilkpėdė. Ir čia artėdami prie žiedinės sankryžos matom, kad įvažiuojantis automobiliai turi ženklą duoti kelią ir papildomai net žymėjimą, kuris nurodo, kad mūsų kelias yra šalutinis ir kad čia privalome vykdyti prievolę praleisti automobilius, jeigu reikėtų sustoti. Tai reiškia, įvažiuodami į žiedinę sankryžą, čia mes privalom duoti kelią jau judančiams transporto priemonėms. Taigi mes analizuojam važiavimą tiesiai į žiedinę sankryžą, iš pirmos į pirmą, arba jeigu yra punktyras, tai griežtai pagal punktyrą. Ir praleidžiam visus atvažiuojančius automobilius. Praleidom ir tada įvažiuojam. Na štai mes įvažiavom į žiedinę sankryžą. Toks patarimas, kad taip labai lėtai neįvažinėkit. Jau kai nėra automobilių, tai taip pasistengkit sparčiai. Jau ne taip visai kaip mokinukai tokie šiek tiek išsigandę vairavimo, bet taip, kad taip ir įvažiuot. Nes žiedinė sankryža didelė, automobiliai įsibėgėja dideliu greičiu, parvažiuoja greitai. O jeigu jūs labai lėtai čia važiuoja, tai greičių skirtumas didelis ir bus priversti kiti automobiliai tada šiek tiek prilėtinti, kol jūs normaliai įvažiuos. Tai tokį ir pavojų nedidelį sukeliat kitoms jau atvažiuojančiams transporto priemonėms. Todėl įvažiuodami taip jau tikrai įsitikinot ir taip jau žunk sparčiai. Na, įvažiavot į savo eismo juostą, tai būtų iš pirmos į pirmą, bet šiuo atveju, kadangi punktyras, tai pagal punktyrą. Čia išvažiuoti mes nenorim, mes norim važiuoti toliau žiedinę sankryžą. Na ir važiuojam toliau. Ir pasirinkam antrą išvažiavimą žiedinėje sankryžoje. Jūs jau matėte 50% ket pamokos. Visas ir pilnas ket pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Na ir dabar jūs atvažiuojate ir ten antras mūsų išvažiavimas būtų, ten, kur reikėtų tiesiai tas, kaip įsivaizdavom, nuvažiuoti. Tai dabar kyla klausimas, kada pradėti rodyti posūkio signalą į dešinę, kad planuojam išvažiuoti. Tai kaip ir kalbėjom, ties skiriamosios juostos viduriu. Tai vidurys va čia kažkur būtų, tai dabar turim pradėti rodyti posūkį į dešinę. Būtent šitiems visiems automobiliams, kad jie suprastų, kad sekančiam išvažiavime mes jau išvažiuosim. Važiuojam, jie mus turi praleisti įvažiuodami, papildo šitą nurodymą ir kelio horizontalus įženklinimas. Šiaip ne visada jis yra toks žymėjimas, bet kai jis yra, dar papildomai, aišku, visiems suteikia aiškumo, kas kam turi duoti kelią. Bet jau ir ženklai pastatyti užtenka ir jų. Šitas ženklinimas yra papildoma priemonė dar kartelį vairuotojus informuoti. Štai automobiliai visi sustoja, mato, kaip mes rodom posūkį į dešinę ir važiuojam savo eismo juostą į pirmą juostą ir iš pirmos juostos išvažiuojam iš žiedinės sankryžos. Na, čia būtų galimybė pasukti ir į dešinę į kelią, bet jeigu mes to nenorim, tai mes tiesiog išvažiuojam į žiedinės sankryžos. Ir posūkį į dešinę nustojam rodyti, kai jau pradedam važiuoti tiesiai. Kol važiuojam išlanką, dar turėtų posūkis būti įjungęs ir kai tiesiai važiuojam, tada jau turėtume mes jį išjungti. Tai kas atsitinka, kai yra didelės sankryžos ir didelės išlankos? Kartais pagalvoja, kaip čia mes, pavyzdžiui, pradėjom rodyti, važiuojam ten į dešinę, išlanka tokia gan tiesi, ilga ir gali pradėti galvoti, posūkio signalas biškį patiesina vairą ir išsijungia posūkio signalas. Tai posūkio signalą dar kartą galima įjungti